Sveiki, mėlieji, kovo mėnuo jau įpusėjo ir iš tiesų netgi eina į pabaigą ir liko mažiau negu 3 mėnesiai tam, kad mes susigriebtume ir jeigu pavėlavome, daugiau nedelskime, liko 2,5 mėnesio iš tiesų iki vasaros, kada mes apnuoginę savo bambas leisime smagiai atostogas tiesiog prie jūros, ežero, kieme, kaime ar bet kur kitur. Šiame video aš noriu akcentuoti temą apie pilvo presą, apie pilvą, apie jo sudeginamus riebalus, apie produktus galbūt, kuriuos patarčiau labiau vartoti, ką aš išbandžiau, kas man patiko, kas nepatiko ir panašiai. Yra 2 priežastys, dėl kurių jūs žiūrite šį video. Viena, tai yra jūs tikrai norite patobulinti savo kūną ir vėlgi pilvo presą, jūs norite jį išryškinti, o kita, jūs tiesiog susidomėjote, kągi aš čia šiandien jums papasakosiu. Bet kokiu atveju aš labai tikiuosi, kad informacija, kurią suteiksiu, galbūt bus kažkam vertinga, naudinga ir tiesiog galbūt jums patiks mano patarimai ir jūs sugalvosite jais pasinaudoti. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad visi tie, kurie lig šiol bandėte daryti kuo daugiau atsilenkimų, plušote ir visai laužėte savo pilvą, bet neįtraukėte kardio pratimų ir bėgimo į visą treniruotę norėdami atsikratyti pilvo riebalų, jūs tiesiog veltui gaišinote savo laiką. Taip dariau ir aš, žinoma, ir aš pasimokiau šios klaidos, nes iš tiesų pačioje pradžioje, kai tik tai pradėjau galbūt domėtis tą sveiką gyvenseną, aš norėjau sudeginti savo pilvą. Kaip ir minėjau, aš laužiau save, dariau ten po 50 atsilenkimų per dieną, dariau dar keletą kitų pilvo preso pratimų, bet neįtraukiau bėgimo ir jokių kitų treniruočių. Norint gauti pilvo presą, jūs pirmiausiai turite sudeginti pilvo riebalus. Tikrai taip, įtraukite bėgimą, darykite daugiau kardio pratimų. Šiuo metu aš intensyviai, tikrai labai intensyviai ant to dirbu. Aš stengiuosi kiekvieną dieną sportuodama salėje bėgti bent jau 30 minučių ant bėgimo takelio, o likusią treniruotę, tiksliau likusią pusvalandį praleisti dirbdama su svoriais. Na, o jei aš pasirenku sportuoti lauke ir neinu į treniruotę, aš stengiuosi bėgti krosus ir dirbti parke. Jeigu tiesiog pas jūs nėra daug to riebalinio sluoksnio ir jūs norite paryškinti pilvo raumenis, tai dirbdami salėje jūs galiausiai neturite labai daug to laiko skirti pilvo preso pratimams atskirai, todėl kad grinai dirbant, darant būtent tam tikrus pratimus, jūsų pilvo presas jau dirba automatiškai tuo metu. Tai mano treneris visada man patardavo pilvo presui daryti viską pačiame gale treniruotės. Ir dar vienas dalykas, kurį aš esu išbandžius, tai yra štai pilvo toksai diržas. Silikoninis, pačioje pradžioje iš tiesų, kai tik pradėdavau bėgioti krosiukus, kai norėdavau sudeginti pilvą, tai labai tikdavo ir paprasta virtuvinė, ta vėlgi maistinė plėvelė, tas toksai celofanas, tai vėlgi jo apsiklijuojat ir aš manau, kad pagrindinis dalykas ir veiksmingumas šitų yra tame, kad jūs neleidžiate odai kvėpuoti ir visi tie skysčiai, tas prakaitas, jis tiesiog susirenka ir galbūt tai greičiau išprakaituojama. Bet kiek tai yra veiksmingas, aš nežinau, nes iš tikrųjų su centimetru aš savo liemens nematavau dar, nors iš tiesų visai reikėtų įdomumo dėliai. Labai svarbu yra žinoti, kaip atlikti pratimus. Vėlgi, kai jūs sudeginsite riebalinį sluoksnį ir norėsite išryškinti raumenis, jūs turite atlikti pratimus, nepažeisdami kitų kūno vietų. Ką aš turiu omenyje, tarkime, jeigu jūs darėte pratimą atsigulę ant nugaros ir žirklėmis kilnodami kojas, arba tiesiog kilnodami suglaustas kojas, jūs pabandykite savo delnus pakišti štai po užpakaliukų šiek tiek ir nesistengkite išriesti nugaros. Nes jūs išrietę nugarą, ją išlenkiate ir taip galite sužeisti ir iš tiesų pilvo presas dirba žymiai mažiau. Pasistengkite nugarą kaip ir priklijuoti prie žemės. Ir kai keliate kojas, vėlgi šičia neturi visiškai gautis joksai lankas. Kai darote pratimus ir kai jūs sutraukiate raumenį grinai, tuo momentu pasistengkite iškvėpti orą, o kai atpalaiduojate įkvėpti. Nes kai jūs iškvėpiate orą, tai jūsų raumuo susitrauks dar labiau ir kaip sakant, jisai bus ta pati treniruotė, tas pratimas bus dar intensyvesnis. Bene pats
pats svarbiausias dalykas, norint gauti idealų pilvuką, yra mityba. Būkite tikri, kad jūs valgysite sąžiningai, neįtrauksite į savo maisto racioną, vėl visokių bereikalingų produktų, ką aš turiu omenyje, per riebius produktus, sveikus produktus, visus pakaitalus maisto, greitus užkandžius, padažus ir panašiai. Ką aš patarčiau valgyti, norint greičiau sudeginti pilvo riebalus, tai būtų avokadas, įvairūs riešutai, riešutų sviestas, kurį aš labai mėgstu, bet riešutų sviesto nepadauginkit, nes jeigu per daug, tai vėlgi bus negerai, bet truputis, sakoma, padeda greičiau deginti riebalus. Taip pat yra labai patartina rytais valgyti avižines košes, vėlgi avižas, aš jas valgau sumaišytas su riešutais, įvairiomis sėklomis, užsipilu riešutų pieno ar tai sojos pieno. Taip pat labai yra svarbu valgyti daug uogų ir kas be ko, kuo daugiau žaliųjų daržovių. Valgykite daug salotų, vėlgi tai agurkai, kas yra produktai, kurie nėra kaloringi beveik visiškai. Ir sakoma, kad laikotės jūs dietos tiesiog, arba jeigu norite greičiau sudeginti apskritai riebalus, jūs valgykite kuo daugiau salotų. Jos jūs labiau užkimš, būdamos beveik nekaloringos. Ir taip pat nepamirškite, kad pilvo presas galbūt toks, kokį jūs matote reklamoje ar laikraštyje, ne visada bus ir pas jūs. Kiekvieno kūnai yra skirtingi ir kiekvieno raumuo, vėlgi išlavintas, išdirbtas gali atrodyti kitaip. Tai nenusiminkite, nes svarbiausia yra gera savijauta. Bet kokiu atveju nenuleiskite rankų ir siekite savo tikslo, nes iš tiesų pilvo preso raumuo ir tiesiog tas riebalas ant pilvo yra mano atveju pats sunkiausias dalykas, kurį man teko deginti. Ir iš tiesų aš dar iki galo jo nesu išdeginus, bet kaip ir sakiau, likus mažiau negu 3 mėnesiams, aš tikrai labai tikiu nuoširdžiai savo pastangų ir valios dėka. Iki vasaros aš pasieksiu norimus rezultatus. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Jeigu jūs norite daugiau mitybos, sporto ar motyvacinių patarimų, aš visada mielai kviečiu jūs užeiti į mano sveikos gyvensenos dienoraštis puslapį Facebook'e. Sekite mane Instagrame. Jeigu turite klausimų, klauskite, nesidrovėkite. Aš tikrai labai mielai turint laiko stengiuosi visiems atsakyti ir patarti. Viskas, ką aš jums pasakoju ir ką rašau, yra mano išbandyta, todėl šie pasakymai tikrai nėra iš piršto laužti. Geros jums dienos, mielieji, ir iki greito susitikimo. Ate.